galima. Tai Mykolai, labai ramiai, pirmų metimų kažkas tokio ir buvo planuose? Taip, buvo planas įvykdyti iš karto, kad galėčiau važiuoti ilsėtis prie ruoštis finalo. Ir kokia dabar bus ta pertrauka, kas nusimato? Nusimato, pavalgysiu, pamiegosiu, pailsėsiu ir vėl kibsiu į darbus. Koks jausmas šitam stadione mesti sektorius patiko? Sektorius man labai patiko. Vakarė tikrai užsipildys, kiek daugiau, tai turėtų būti viskas mano. Rezultato tokio, aišku, dabar neužtektų, turbūt finale reiks pagerinti. Kaip manai, koks taip turėtų būti rezultatas finale, kad gali būti medalius pretenduoti jam? Medalius, manau, 68 metrai turėtų užtekti. Ar dar buvo kažkokio jaudulio, ar tiesiog tikrai nuėjote? Nu, truputį buvo jaudulys. Viskas normaliai. Brolio pasirodymas stebėsi? Ne, tai galva autobuse pažiūrėsiu rezultatus. Kaip tikėsi, ar jis pateks į finalą? Šiaip gerai atrodė labai treniruotėse, tai manau, kad nemažų šansų turi patekti. Mykolai, ir kvalifikacija ir finalas tą pačią dieną kažkiek keičiasi nuo kitų varžybų pati rutina? Rutina keičiasi truputį, vis tiek reikia ruoštis vakare varžybom ir ryte, bet visiems vienodas sąlygos. Tai, nežinau, iš tikrųjų per daug kažkokios tai įtakos, gal rezultatam kiek ir turės, bet šiaip tai, išsidėstymo į vietų, tai nemanau, kad labai turės įtakos. Iš tas varžybos atvažiuoji vis tiek kaip pasaulio rekordininkas, kaip Deimantinės lygos 3 etapų laimėtojas. Yra tai kažkokia papildomas toks spaudimas pačiam jaučiasi? Ne, nepasakyčiau. Man vis tiek mėgaujuosi kiekvienam varžybom, tai tokio kažkokio savo spaudimo nekeliu tiesiog. Nežinau, tiesiog atvažiuoju dalyvauti, mėgautis varžybom. Oro sąlygos čia karštis tas kažkiek trukdo, ar kas nepajuto labiau? Tai iš ryto nesijautė, vakare irgi manau, kad nebus labai karšta. Ar tai, kad tu tik tai vieną metimą metei, tai tau yra gerai, ar, sakysim, būtų gal ir įdomiau prasimesti kokius 2 arba net 3 metimus? Ne, kuo mažiau to geriau pasaugote. Startavot patys pirmieji, čempionatą atidarėte, ar džiugu dėl to, kad didesnė pertrauka iki finalo, ar norėjosi šiek tiek apšilti? Nemanau, kad didelio skirtumo iš tikrųjų yra. Ar ankstesnė ar vėlesnė kvalifikacija, manau, viskas ir taip bus gerai. Pats metėt 3 numerių, finale dar neaišku, kokia bus tvarka. Turit kažkokį preferencijų, patinka labiau pirmam, paskutiniam mesti per vidurį? Ne, nėra skirtumo.